Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Šios dienos tema – pelno mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2026 metų sausio 1 dienos. Nuo 2026 metų sausio 1 dienos įsigalioja pelno mokesčio įstatymo, toliau trumpinsiu PMI 5 straipsnio pakeitimas, kuriuo pelno mokesčio tarifai padidinami 1 procentiniu punktu. Standartinis tarifas vietoj 16 procentų nustatytas 17 procentų. Lengvatinis tarifas vietoj 6 procentų nustatytas 7 procentų pelno mokesčio tarifas. Apskaičiuojant ir deklaruojant 2026 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį, smulkiesiems vienetams, kurių mokestinio laikotarpio pajamos neviršė 300 000 eurų, taikomas lengvatinis 0 arba 7 procentų pelno mokesčio tarifas, atsisakyta darbuotojų skaičiaus ribojimo. Naujai registruotų smulkių vienetų pirmojo ir antrojo mokestinių laikotarpių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 0 procentų mokesčio tarifą, jeigu tenkinamos ir kitos PMI 5 straipsnio antroje dalyje nustatytos sąlygos. Tai yra, dalyviai yra fizinis asmuo, fiziniai asmenys. Ir tik tuo atveju, kai per 3 vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį ir antrąjį mokestinius laikotarpius, vieneto veikla nėra sustabdoma, vienetas nėra likviduojamas, reorganizuojamas ir vieneto akcijos dalys pajai nėra perleidžiamos naujiems dalyviams bei netenkinamos PMI 5 straipsnio 3 dalyje nurodytos sąlygos. Pateiksiu pavyzdį. Situacija. Nuo 2026 metų mokestinio laikotarpio pelno mokesčio 0 procentų tarifas taikomas už 2 pirmus mokestinius laikotarpius. Klausimas. Ar ši nuostata galioja tik vienetams įsteigtiems 2026 metais ir vėlesniais laikotarpiais, ar 0 procentų tarifą gali taikyti ir vienetai įsteigti 2025 metais, 2025 ir 2026 metų mokestiniams laikotarpiams? Atsakymas. Jeigu vienetas buvo įsteigtas 2025 metais, tai 2026 metais antruoju mokestiniu laikotarpiu jis gali taikyti 0 procentų pelno mokesčio tarifą, jeigu atitinka visas PMI 5 straipsnio antroje dalyje nustatytas sąlygas. Tai yra, mokestinio laikotarpio pajamos neviršė 300 000 eurų, dalyviai yra fizinis asmuo, fiziniai asmenys, ir tik tuo atveju, kai per 3 vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį ir antrąjį mokestinius laikotarpius, vieneto veikla nėra sustabdoma, vienetas nėra likviduojamas, reorganizuojamas ir vieneto akcijos dalys pajai nėra perleidžiamos naujiems dalyviams, bei netenkinamos PMI 5 straipsnio 3 dalyje nurodytos sąlygos. Nuo 2026 metų sausio 1 dienos įsigalioja PMI 17 straipsnio 2 dalies 15 punkto ir PMI 30 su žymėlė 3 straipsnio nuostatos, pagal kurias nuo 2026 metų mokestinio laikotarpio iš pajamų galima atskaityti vieneto tiesiogiai mokamas stipendijas Europos ekonominės erdvės valstybių ir valstybių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis aukštųjų mokyklų studentams, kurie studijuoja pagal matematikos, gyvybės, inžinerijos ar technologijų mokslų studijų krypčių grupės studijų programas ir baigus šias studijų programas įgyjama aukštojo mokslo kvalifikacija susijusi su vieneto vykdoma veikla. Nustatytos sąlygos – stipendijos mokamos pagal vieneto, aukštosios mokyklos ir studento pasirašytas trišalės sutartis ir stipendijos mokėjimo laikotarpiu studentas nevaldo daugiau kaip 10 procentų stipendiją mokančio vieneto akcijų dalių pajų, nėra šio vieneto darbuotojas arba stipendiją mokančio vieneto dalyvio,
valdančio daugiau kaip 10 procentų akcijų dalių pajų arba darbuotojo šeimos narys, sutuoktinis, vaikas, įvaikis. Ir stipendija nėra susijusi su stipendijos gavėjo šiam vienetui atliktais arba atliekamais darbais, suteiktomis arba teikiamomis paslaugomis. Ir metinė stipendijos suma neviršyje 2500 eurų per mokestinį laikotarpį. Iš pajamų taip pat gali būti atskaitomos vieneto tiesiogiai mokamos stipendijos tyrėjams, kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, vykdantiems mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektą. Nustatytos sąlygos yra pasirašyta trišalė sutartis tarp vieneto, Europos ekonominės erdvės valstybių ar valstybių, su kuriomis Lietuva yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį aukštosios mokyklos ar mokslinių tyrimų instituto ir tyrėjų. Nuo 2026 m. sausio 1 dienos be VMI sutikimo dėl objektyvių aplinkybių gali tikslinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus. Nuo 2026 m. sausio 1 dienos įsigalioja PMI 18 straipsnio 13 dalies pakeitimas, pagal kurį taikomas momentinis ilgalaikio turto nusidėvėjimas ilgalaikio turto grupėms – mašinos ir įrengimai, įrenginiai, statiniai, gręžiniai ir kita. Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės, kompiuteriai, jų tinklai ir įranga. Programinė įranga, įsigytos teisės ir ilgalaikio turto grupės, krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai ne senesni kaip 5 metų. Turtui, krovininiams automobiliams, priekaboms ir puspriekabėms vieneto veikloje turtas turi būti naudojamas ne trumpiau nei 3 metus. Visa minėto turto įsigijimo kaina galės būti atskaitoma iš pajamų tą mokestinį laikotarpį, kai turtas pradėtas naudoti. Šios dalies nuostatos netaikomos ilgalaikiam turtui, kurio įsigijimo išlaidomis mažinamas apmokestinamasis pelnas dėl vykdomo investicinio projekto. Nuo 2026 m. sausio 1 dienos suvienodinti mokestinių nuostolių atskaitomų sumų ribojimai, nustatant, kad bendra vieneto atskaitoma nuosavų, perimtų reorganizavimo metu ir perimtų iš kitų vienetų grupės vienetų mokestinių nuostolių suma negali būti didesnė kaip 70 procentų vieneto mokestinio laikotarpio pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamasias pajamas, leidžiamus atskaitimus ir ribojimų dydžių leidžiamus atskaitimus, išskyrus ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius. Patikslintos vienetų grupės vienetų mokestinių nuostolių perdavimo, perėmimo sąlygos, nustatant, kad vieneto atitiktis keliamiems reikalavimams, dalyvavimo vienetų grupėje apimtis ir trukmė turi būti įvertinama aktualaus mokestinio laikotarpio, už kurį apskaičiuoti mokestiniai nuostoliai, perduodami, perimami paskutinę dieną. 2 metų priklausimo grupiai laikotarpis skaičiuojamas iki mokestinio laikotarpio, už kurį apskaičiuoti mokestiniai nuostoliai perduodami. Paskutinės dienos, ne nuostolių perdavimo dieną. Pelno mokesčio lengvatos stambius projektus įgyvendinantiems vienetams iki 2035 m. gruodžio 31 dienos pratęstas laikotarpis, per kurį turi būti sudaryta stambaus projekto investicijų sutartis, kad būtų taikomos PMI 58 straipsnių 16 sužymėlė 2 ir 16 sužymėlė 3 dalių lengvatos. Iki PMI pakeitimo pelno mokesčio lengvatą buvo numatyta taikyti iki 2025 m. gruodžio 31 dienos sudarytoms stambaus projekto investicijų sutartims. PMI 58 straipsnio 16 sužymėlė 3 dalies lengvatos taikymo tikslais padidinta nuo 100 milijonų eurų iki 110 milijonų eurų minimali privataus kapitalo investicijų suma.
PMI 58 straipsnio 16.2 ir 16.3 dalyse nustatytų lengvatų taikymo trukmė įgyvendinant stambų projektą 20 mokestinių laikotarpių, į kurių trukmę įskaičiuojami visi laikotarpiai nuo teisės į lengvatą įgyjimo, nepriklausomai nuo to, ar per tam tikrus mokestinius laikotarpius lengvata faktiškai buvo taikyta. Lengvatos taikymo trukmė pradedama skaičiuoti nuo to mokestinio laikotarpio, kai pasiekta minimali investicijų suma ir tenkinami visi Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 2 straipsnio 25 dalies 1 arba 2 punktų reikalavimai. Taikoma tik stambaus projekto investicijų sutartims pasirašytoms po 2025 m. lapkričio 1 dienos. Informaciją apie PMI pakeitimus nuo 2026 metų ir atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus galite rasti adresu www.vmi.lt. Čia pateikta informacija, kaip savarankiškai surasti informaciją mokesčių klausimais. Mokomieji elektroniniai įrašai skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanale. Dėkojame už dėmesį.